What do I think about Lithuania? Well, I mean, as I said, I think I said yesterday that one of the girls that is working on this project said to me she sees herself as European already. And it seems to me that, bravo, it seems to me that some people see themselves as European, and they just feel that now it's becoming official, you know. But they've already in their minds saw themselves as European, and when you go through the streets of Vilnius, you feel like you're in a European city. So, and yet at the same time, there is an element of some people that still have a kind of Soviet mentality, how they see things and distrust and how the past. But I basically think everybody's enthusiastic about it, but they also are curious about it. What will it bring? What will it mean? Uh, what is interesting for me is that Lithuania is able to make its advances without bloodshed, unlike other countries, And so I hope that maintains itself. I do sense that there is this distrust of the Polish people living here, So maybe they're going to have to work that one out. It seems that the military are not too thrilled with the refugees here. Uh, Seems like they don't like each other, so that could be a problem. Uh, with the borders opening, it could be another problem, being overrun by people looking for a better life, And before, people used to come to France and try to get into England. And I think probably now that Lithuania is part of the European Union, that more people will try to come here to take profit of the economic boom, which for surely will come. If it's not here already, it will come. Uh, I think Lithuania has a lot to offer the European Union, and the European Union has a lot to offer Lithuania. But I hope that Lithuania doesn't lose its cultural values and doesn't, you know, become Americanized. Because I feel that the problem with the world today is that we tend to imitate. We have an expression in America, we call it Manhattanization. In a city, when it becomes with tall buildings, skyscrapers, we call it the Manhattanization. In San Francisco, we had the Manhattanization. So I hope that we don't have the Americanization of Lithuania. And I think it's a serious mistake to have a McDonald's because you lose your cultural identity. I like the idea that you can go into a brasserie, a bar, and order your traditional meals. If you bring McDonald's, you'll have a generation of people that don't know what it's like to eat those meals, and they'll think that eating a hamburger, cheeseburger on the run is the norm, and that'll be a mistake. I was in a bar restaurant, and they had a dish on the menu that has been on the menu for 25 years. And he told me it was the favorite dish, it was a cult following. And I thought that was kind of neat, that you had a dish that's been on the menu for 25 years, And I looked at the menu and I realized that pretty much everything on the menu really spoke of the culture and the food habits of the Lithuanians. It didn't have the nouvelle cuisines, it just had your basic, foods. And I think that that's healthy for a culture to maintain its food taste, its religious, its whatever. So for me, that's how I see it so far.
But of course, you know, it's only, what time is it now? It's only 1 o'clock, so you should ask me again at 6 o'clock in the morning what I think, you know. But so far, I mean, and as far as the project goes, I think the project, well, it's interesting, you know, bringing all these photographers together, especially if you look at the background of a lot of them, of us anyway. I mean, some of us come from, you know, doing sports and fashion and other kind of daily lives. Others are coming from conflicts, covering wars, disasters. I'm just back from Iraq, where I was a month and 3 weeks, and covered the killing of the 4 Americans in Fallujah. So to be here with no bombs falling and nobody trying to shoot me, it's nice, you know. And probably next week or 2 weeks from now, we'll go back to our worlds, and try to keep this as a memory, you know, of something that was. I really honestly believe it's really healthy for me to see societies that can function without reverting to war to get what they want. Voila. Thank you. You're welcome. Жака. أول نقطة عمي شاي وحريش Ciao. Jūs tavim kalbės. Bet tai jausmas, kad žiūrėsi kamerą. No. Aha, so you will talk to me. Yes, yes, no. Yeah, yeah. Yes, yes. Yeah, of course. No, no, don't worry. Yeah, I'm used to it. So, Galima gerai? Galima. Koks pirmas koks what are your impressions about Lithuania? but Lithuania. Yes. Well, the first thing, I mean, it's really. I mean, I can say it with. I mean, the people are very nice. I was really impressed by 2 things. The country is very clean, and really it's impressive, and the people are so gentle and nice, and there's something really. I mean, you can be proud of it. Ir kokie emociniai potyriai, nu, ta prasme, per tas 2 valandas. And what are your impressions, well, in these 2 hours when you are here, well, in Kaunas? In Kaunas. Yeah, and emotions. Well, emotionally talking, I was really touched by the agriculture. Now I was filming agriculture and faces, and I was shooting, you know, expressions, and it was really. I was too impressed by these people, because I saw really a different atmosphere, and the ambience there is really. I mean, I can say it has nothing to do with Europe, but it's different. It's different. You can see people who are really. Sorry, I can't find the word. So natural, you know. What are your opinion about this project? What do you think about this? Well, the project is really interesting because, and I immediately accepted it in the beginning because
the idea of having 50 photographers, that means that it means 50 eyes from 50 different countries. It is important because we came from, from different worlds or from different areas for example, myself, I've never been here, so it was really important for me to be here at the same time with others. So it is very interesting, especially now. The last hours before being in Europe. And what about Lithuania entering the European Union? Yes, благодарю. Well, it is a good thing. It is a great thing, and I'm proud of you. Good for you. Thank you very much. No problem. Thank you. تطلع الكاميرا. السلام عليكم. Иллюзию, kad Muhammed sallallahu alaihi wasallam yra Allahu tarnas ir pranašas visai žmonijai, tebūnie jam taika ir Dievo palaima. Ir tebūnie palaiminta pranašo giminė, jo bendražygiai, bei jo pasiekėjai iki pat prisikėlimo ir paskutiniojo teismo dienos. Brangus broliai ir sesės tikintieji, dabar yra Rabiul Awwal mėnuo ir rytoj mes minėsime pranašo Muhammado, tebūnie jam taika ir Dievo palaima. Tamsos laikotarpiu Allanas užliejo pasaulį savo didingą šviesą. Jis atsiuntė paklydusiai žmonijai pranašą Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, savo malonę. Muhammadui, tebūnie jam taika ir Allaho palaima buvo duota, užsiunčiau tave, o Muhammedai, tik kaip malonė visatai. Brangus broliai ir sesės tikintieji, jei mes tikime, kad už visus gerus dalykus gyventi tiek fizinio, tiek dvasinio. Jis užaugo kaip našlaitis globojamas Allaho. Jam buvo suteiktas geriausias iš dalykus. Allanas taip gyrė pranašą Koraną. Apie jį sakydamas, ir iš tiesų tu, Muhammedai, esi kilnaus būdo. Allanas liepia mums paklusti pranašui, kad šitaip pelnytume Allaho pasitenkinimą, malonę bei palaiminimą. Šventame Korane yra daugybė ajetų arba posmų, kuriuose Allanas ragina klausyti pranašo. Vienas iš jų skamba taip. Sura Muhammad, وَلَا تُبْتِلُوا عَمَلَكُمْ. Tai reiškia, Allahą kathyrą. Iš tiesų, Allaho pranašas yra jums geras pavyzdys, tiems, kurie pasitikė Allahu ir paskutinė diena ir dažnauja. Savo dėkingumą Allahui mes galime išreikšti darydami gerus darbus, gilindami žinias ir skleisdami gerą islamo įvaizdį. Tegu Allahas priima mūsų pastangas ir patalpina mūsų tarp teisingųjų. Amin. Ir pabaigai žodžiai iš Korano. Ir tie, kas paklūsta Allaho ir jo pranašui, bus su tais, kuriuos Allahas apdovanojo, su pranašais. Inna alhamdulillah nahmiduhu. Alhamdulillahi fi kulli waqtin wa hin. Wa shukru lahu ala ni'mati mab'athi sayyidil mursalin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه عظيما وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الرسل والنبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله وأذكركم قوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال ومن يغتنموا فرصة هذه الذكرى المباركة فيجدد في غضونها ظل اتباع رسوله المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نموذج ليخاطب الناس فاتبعوني يحببكم الله وبقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وبقوله لقد كان لكم في رسول الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس الله أكبر حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هنصورنا عشان اضحك عشان الصورة اضحك عشان الصورة تطلع حلوة. لا والله هم نقدروا عليه إذا
الكتل وده غيره بس لانه مش بطل يشرب شو بدك فيها ولكن اجي اتاخر من اول اي شهر بالضبط واحد ولاد واحد يا شباب حسن عندك شيء انت؟ ما بعرف مش طبيعي حاجة يا زلمة صوفر هذا برضه طارق خلص تروح على بكره؟ مش هديك رايح جنب البيت ولا شيء؟ خلاص هلا بنحكي معه يعني بيقول له فوزي يروح هيك اذا فيها هيك بيروح اذا واصلين لهونيك بروح Was tue ich finde? بس معلش بدي اربك شوي بس قدام قول لي كيف ما بدك بس بدي اياك تقرب بس بعد عندي شوي وين المسجد؟ لا تقرب لعندي انا بس لا هون قول لي بس Ir va visgi nuotaikos šitos bendruomenės Lietuvai tampant Europos Sąjungą. Labai daug paklausėt. Galima vyrai? Prašom. Mūsų bendruomenė Kaune nėra tokia didelė ir, reiškia, vietinių musulmonų yra, na, sakysim, apie 300 žmonių. Bet yra daug atvažiavusių, yra studentų iš įvairiausių šalių, aš net neminėsiu, bet tikrai iš įvairių šalių. Yra pabėgėlių, kur reiškia, iš pas mus, nes mečetė yra atvira visiems besimeldžiantiems. Na, kokios mūsų nuotaikos žengiant į Europą? Na, mes kaip ir visi Lietuvos gyventojai einam, kaip sakant, į priekį. Tai, ir žiūrime, kad tik būtų tai į naudą Lietuvai. Aišku, pasiruošę tam ir manau, su įsileimu į Europą bus daugiau galimybių ne tiek visiems Lietuvos gyventojams. Taip kad mes, sakant,
kartu su visais įsiliesime. Tai mūsų bendruomenė, kaip sakiau, Kaune nėra didelė, visoje Lietuvoje yra maždaug apie 4-5 tūkstančius gal turbūt. Tikslių duomenų nėra. Mūsų istorija Lietuvoje kaip musulmonų yra gan ilga, reiškia virš 600 metų. Taip kad mes esame senbuviai Lietuvoje, Lietuvos žmonės turi mumis gerai pažinoti, nors ne visi žino, nes mes esame susibūrę daugiau vienam tokiam regione, pietryčiuose, Lietuvos pietryčiuose, tai yra Kaunas, Alytus, Vilnius daugiau. Va, tai tokia ta mūsų bendruomenė. Ir visus, kas nori, kviečiu į mečetę apsilankyti, kad sužinot daugiau apie mumis kaip musulmonus. Mečetė yra atvira visiems ir jūs patys įsitikinot. Ir kas nori sužinot daugiau apie musulmonus, prašome atvykti. Ačiū, jūs esate labai tolerantiški, kažkokiam nežinojimam ir taip toliau. Taip, mes kviečiame visus. Norėčiau tiesiog, kokie dabar galėtų būti esminiai maldos žodžiai? Dabar, va, šiom dienom. Šiom dienom esminiai. Matot, malda yra daugiau susieta su to, reiškia, kad mes išsikovotume savo tą išsvajotą rojų, kurį mums Dievas pažadėjo. Tai mes daugiau prašome rojaus, aišku, bet taip pat prašome Dievo pagalbos šiame gyvenime ir kad mums sektųsi sveikatos ir pasisekimo, bet to, kad nebūtų kažkokiu tai kivirčių tarp žmonių. Aš neminiu, kad tai būtų, sakysim, neišskiriu kažkokios tai grupės, konfesijos ar religijos, kad visiems būtų gerai toje bendroje žemėje. Taip, kad visiems linkiu taikos tik tai. Nes pagrindas tikėjime tai yra linkėti kitiem taikos. Ačiū širdingai, ačiū sudėjau. Aš nueisiu, jau? Gerai. Pastatai užtvarėlę, taip. Pastatai užtvarę, tu bėgi po krepšiu, taip. Ir atsikėlė. Ar aišku? Jeigu jūs laisvas paduodi, taip, ne čia. Ir išlaikykit kamuolį ir žaiskit vienas prieš vieną. Praradom, grįžtam atgal. Tau neaišku, išmėtė, auką išmėtė. Viskas, bėgi po krepšiu arba atsitraukti. Klausom, kas negalės pirmadienį treniruoti, kaip priklauso. Toliau, rytoj mus visus nefilmuos, o fotografuos. Reikia turėti žalią baltą, kas turi maikę, kas neturi. Ir tada baltą. Paprasta, su numeriais. Rytoj fotografuos. Prieš varžybas, rytoj žaisim su ta komanda, kuri dabar žais. Ar aišku?
labai paprastai, tu man paaiškink, kaip moteriai reiškia, na ką tau reiškia mokytis žaisti krepšinį Sabonio sporto mokyklai? Nu kas tau nuo to darosi? Kaip tai? Pramoga. Pramoga? Žaidė. Bet tai čia ir garbė, man atrodo, labai mokytis, taip? Bet tai čia, kad tu man pilno sakinio atsakytum. Ar tu, nu tai, sakyk, nu ar aš didžiuojasi, kad aš galiu mokytis krepšinio? Aš didžiuojasi, kad galiu mokytis krepšinį ir aš norėsiu būti užaugęs krepšininku. O tau dabar Sabonis tau autoritetas, taip? Taip. Dar plačiau, ką nors, kas ryšim su Saboniu, nu kas šitoje mokykloje? Pasakyk tik pilną pavadinimą. Arvydo Sabonio krepšinio mokykloje, nu, pavyzdžiui, tas yra gerai, ar kažkas, nu pasakyk kažkokį. Ką pasakyti? Nu, ką jūs čia darot šitoje Arvydo Sabonio krepšinio mokykloje? Papasakok. Mes čia mokomės žaisti krepšinį ir sportuojam. Ar užaugęs būsi krepšininkas? Taip. O žaisi iš kokį klubą? Žalgirį. Ir tik už Žalgirį, jeigu pasiūlys kur nors į... tapti krepšininku ir žaisiu tik už Lietuvo ar Žalgiryje, bet man taip visą sakinį, gerai? Nu? Užaugęs aš būsiu krepšininkas ir žaisiu tik tai už Žalgirį, o ne už kitas šalis. Es hat den ganzen Menschen verändert und muss deswegen auch ganz anders behandelt werden. In der Regel können wir eine solche Therapie beispielsweise ohne psychologische Methoden gar nicht mehr durchführen, weil entsprechende Veränderungen vorangegangen sind. Wie behandeln? Ja? Nun, wenn wir mal beispielsweise den chronischen Rückenschmerz nehmen, dann behandeln wir einen solchen Patienten nicht nur mit Spritzen, sondern wir behandeln ihn mit Spritzen, mit Krankengymnastik, mit Psychotherapie, mit Verhaltenstherapie, mit Medikamenten. Und dies alles zusammen erst erbringt das Ergebnis, dass ein Patient weniger Schmerzen hat, dass er sich besser bewegt, dass er die schmerzunterhaltenden Situationen abbaut und insgesamt dann hinterher tatsächlich gesünder ist. Natürlich kann ich mit einer Spritze den Schmerz für 2 Stunden beseitigen, aber der Patient hat am nächsten Tag dieselben Schmerzen wieder. Und das muss durchbrochen werden. Es muss durchbrochen werden, dass die Patienten mit bestimmten Schmerzen von Facharzt zu Facharzt gehen. Die meisten Patienten bei uns haben 12 bis 15 verschiedene Ärzte wegen ihrer Schmerzen aufgesucht. Und jeder Arzt macht aus seinem kleinen Gebiet irgendetwas, anstatt das aus einem Guss zu tun. Die meisten Patienten haben Schmerzen über 15 Jahre, die 15 Jahre auch nicht richtig und adäquat behandelt worden sind. Und im heutigen Verständnis spricht man von der interdisziplinären